Sveiki, esu logopedė Rima ir šiandien kalbėsime apie kelias kalbos raidos kliūtis. Tai šiuolaikinės technologijos tikrai žengia į priekį ir yra puikūs išradimai, tai čiulptukai ir ekranai. Ir tėvams yra didelė pagalba, kada vaikas verkia, greitai vaiką nuraminti, tai duodant čiulptuką arba įjungiant ekraną. Bet ar tai yra problema? Taip, tai yra problema, nes kai vaikas turi čiulptuką burnoje, jam nesuteikiama galimybė kalbėti. Ir kai vaikas sėdi prie ekrano, taip pačiai jis praranda bendravimo laiką ir nesivysto dialogas su tėvais. Nepamirškite, kad tai laikas, kada vystosi vaiko kalba. Ir dar yra keli dalykai, kurie įtakoja vaiko kalbą. Tai laiku pereikite prie tvirtos mitybos, kad vaikas gebėtų ir išmoktų kramtyti. Ir dar vienas, tai yra bėganti nosis. Išmokinkite vaiką pūsti nosį, kad jisai galėtų lengvai kvėpuoti per nosį. Atminkite, kad mes turime bendrauti su vaikais, bet neužbaikite vaikui sakinių, kai jis mokosi kalbėti. Netimkite tos galimybės ištarti jam žodžio. Iki kito karto.